visiškai kaip diskai. Čia toks štampavimas gal. Bet geri nauja. Ir čia toks, bet štampavimas toks. Irgi naujas matas. Tai va, susispręs problemą. Nu ir jau garantuota, kad nesieks kniedžių. Ne kniedžių varžtų. Varžtų galės sėdėti su šaibam. Ir jokie demperiai, huemperiai nesieks. Tiesiog diską. Nauja. Ir gerai bus. Bet ir blemba. Dėk su demperiais sankabų disko. Sudėjau su varžtais, varžtas su spirvaklam. Ir jau kliūna demperius. Tai čia praktiškai gaunas padyla diskas ir viskas lemba. Čia diskas nešio dėvėtas jau. Ir viskas ir kliūna jau. Kliuvimas toks jaučias. Tai jeigu būtų su spirvaklam, tai iš viso turėtų blemba būtų. Nu ir yra dėvėti. Bet negula diskas normaliai. Tai vat. Ir dėk. Atrodo, nedaug paskėlė, bet būčiau blemba sudėjus ir kukuok ant kelę paskui sudėlus. Tai va. Apie disokinys. Be demperių. Naujas diskas, tai dar atsinešė nuo senų dėvėtų. Kad nėra jokių įsikišimų. Tai va. Suk. Nesukis. Bet jokio kliuvimo. Tai va ir gaunas. Aišku, naujas diskas vėl dėtų naujų. Kažkaip padirbtum, aišku. Bet tai vėl. Kiek ilgai. Čia garantuota, jinai atsinešė. Ar gan šitų dėvėtų diskų. Štai naujas, jis nuliovas. O čia dėvėtas, disokinis irgi. Niks nekliūnat. Dėvėtas ir naujas 80 jau su demperiais ir viskas. Kliūna. Da, be šaibų tada vėl kitaip. Aišku, tai gali da. Tuos varžas biškai gali nutekinti, bet vis vien. Ta galvutė kokia tilba liks žaidimas. Lemba, gal pidisokinį ir tarp pidisokinis dėti. Tada vada tų vienų paims ir turės man apsirūpinti jau, kuriam laiką užteks, kaip čia važiuosime.